Malonu pristatyti mūsų studijoje viešinti žmogaus studijų centro psichologą Justiną Buroką. Labą rytą, Justinai. Labas. Šįryt kalbėsimės apie laiko planavimą ir netgi mėginsime atsakyti į klausimą, kurgi dingsta laikas. Labiausiai jis dingsta per ilgus laisvadienius, nes labai greit prabėga, bet ne tik per laisvadienius, o ir darbo laikas, darbo dienos laikas taip pat ima ir prapuola kažkur. Kaip jūs, psichologai, vertinate? Galbūt reikia medituoti, atsipalaiduoti ir leisti laikui čiurlenti pasroviui ir visiškai jo neplanuoti? Ar vis dėlto laiko planavimas yra viena iš disciplinų būtinų kiekvienam žmogui? Aš manau, kad čia nereikėtų vienas prieš kitą statyti. Abu dalykai yra labai svarbus, tiek meditacija ir atsipalaidavimas. Darbo dienos metu jūs žymiai produktyviau dirbsite, jeigu darysite 10 minučių pertraukas kas valandą. Tai faktas. Kitas dalykas, mes aišku daug laiko praleidžiam neaišku kur darbo metu ir jisai tiesiog dingsta ir tam mums reikia jį valdyti arba planuoti. Iš tiesų tai žmonės dažnai skundžiasi atėję į darbą, prabėgo 8 valandos ir nežinau, ką aš čia nuveikiu, arba tenka sėdėti viršvalandžius. Ir šitoje vietoje reikia truputėlį stabtelti ir pasižiūrėti, ką mes tą dieną veikiam, arba kaip atrodė mūsų diena. Nes, kodėl verta apskritai planuoti laiką? Laikas yra toks resursas, kuris yra labai ribotas. Mes iš tikrųjų turim nedaug, 8 darbo valandas, tai reikėtų pasistengti tą laiką išnaudoti kuo produktyviau. O kodėl žmonės tuomet, nors ir prisipirkę gražių, ko gero knygelių, kur gali planuoti savo laiką, arba neužpildo tų knygelių, arba nesivadovauja jomis? Dažnai žmonės nežino, kaip planuoti laiką. Viena iš priežasčių, kita priežastis yra žmonės tiesiog tingi tai daryti. Dar vienas yra toks, nežinau, įsitikinimai, kad neverta planuoti, reikia tiesiog daryti visus darbus, kurie ateina iš eilės ir čia susiduria žmonės su įvairiomis problemomis. Paskui yra įsitikinimai apie tai, kad kam planuoti, vis tiek suspėsiu, čia nesvarbi užduotis ir taip toliau ir panašiai. Ir kai kam tiesiog patinka sėdėti laisvalaikį savo leisti darbę ir sėdėti viršvalandžius arba mėgsta adrenaliną, kai iš dangaus liktai nukrenta daug užduočių ir tada darai ir daug adrenalino. Justinai, jūs užsiminėte, jog reikia mokėti planuoti laiką. Kokie yra principai, kokios taisyklės? Su laiko planavimu yra kaip su pinigais. Pirmiausia, reikia sužinoti, kur mes išleidžiam laiką arba kaip ir išleidžiam pinigus. Tai pirmiausia, reikia susirašyti ir atrodo jau tie darbo kalendoriai yra lyg ir pas kiekvieną žmogų ant stalo, bet dažnas jo nesinaudoja. Tiesiog sako, kad neverta, tai yra monotoniška veikla ir taip toliau, kam gaišti laiką. Tai pirmiausia, reikėtų susirašyti ir labai detaliai. Tai ne tai, kad aš dirbau arba ten dariau projektą, bet labai detaliai įsirašyti, ką aš dariau per 8 valandas. Ir tada reikia pasižiūrėti pagal kategorijas. Iš principo, jeigu tai teoriškai žiūrint, yra išskiriamos 4 darbų kategorijos. Tai yra darbai, kurie tiesiogiai susiję su mūsų daroma veikla. Ir tai yra svarbiausios mūsų užduotis, jos yra dažniausiai planuotos. Yra darbai, kuriuos reikia padaryti, kad mes tą veiklą įvykdytume. Jeigu mes paimtume kokią mokytojo pavyzdį, tai ta darbinė veikla kasdienė yra mokyti mokinius, pasiruošimui reikia ką skaityti, domėtis, pasiruošti medžiagas ir taip toliau. Tada yra gaisrai, tai yra iš kažkur iš oro atsirandantis netikėtos darbinės užduotis, kurių mes paskui lekiam ir nieko nespėjam. Ir galiausiai yra taip vadinami laiko vagis, kur mes tiesiog tuščiai praleidžiam tą laiką. Tie vagys labai įdomu. Aš jau keletą sąraše esu pasižymėjus laiko vagių, su kuriais bandau visai kovoti. Ką jūs įvardinate? Koks jūsų tų laiko vagių, turiu omeny psichologų, nurodomas laiko vagių sąrašas? Tai leiskit atspėsiu, pirmiausia bus pas jūs socialiniai tinklai visokiausiai, kur mes praleidžiam daug laiko, paskui kokie nors žinių. Ir šiaip internetas. Jo, ir kai kam tai yra tiesiogiai susijęs su jo darbu ir pasėdėjimas ten 5 minutės, tai mes galime sakyti, kad jūs tiesiog atsipalaiduojat, nors toks keistokas atsipalaidavimo būdas, bet realiai taip, čia yra vienas iš laiko vagių. Antras iš laiko vagių ateina kolega 20 kartų ir sako, padaryk už mane tą užduotį ir tu niekaip nesugebai pasakyti jam ne ir sakai, padarysiu. Dar vieną laiko arba papliurpt ateina kolega. Jo, papliurpt aš irgi sakau, mesgi neturim sėdėti kabinete užsidarę, reikia socializuotis, kalbėti, bet kai valandą išeini papliurpt,
tai jau gaunasi problema. Dar laiko vagis, kai mes tiesiog ateinam pervargiai darbą. Ir, pavyzdžiui, nuolat dirbamų viršvalandžių ir atrodytų, nu, kur čia laiko vagis, bet tai yra laiko vagis dėl to, kad mes nedirbam produktyviai. Mes kažkaip vėlgi susiję su to, kad neplanuojam laiko, nepailsim ir tada, na ką, mūsų darbas, mes prasėdėm 8 valandas ir nieko nepadarom. O yra kažkokios taisyklės, kaip su tais vagim kovoti? Pirmiausia, įsivardinkit savo dienotvarkiai, kas pas jūs yra laiko vagis, na ir paskui pasižiūrėkit, kurių galima išvengti, ką galima apsiriboti. Kartais užtenka tiesiog įsivardinti. Justinai, ar tai ir yra dalykai, dėl kurių žmonės paskui sako, kaip greitai bėga laikas, dienoje per mažai valandų, kuris dingo? Na, praktiškai dažniausiai taip ir būna, kartais žmonės, įsijungia kokį socialinį tinklapį, pasidėsiu 10 minučių, pasėdi 20, paskui nueina pasidaryti kavos, beeidami papliurpę ir žiūrėk, valandos nėra, kuris dingo, paskui tenka sėdėti viršvalandžius. O ar nesusiduriama ir su tuo, kad žmogus turi 25 knygutes, darbotvarkės, 18 kalendorių, labai mėgsta iš vienos knygutės į kitą perrašinėti, bet ryžto neužtenka įgyvendinti visą tai. Ir jūs užsiminėte, pavartojate tą žodį tinginystė. Taip, yra ir ta kita dalis, motyvacijos nebuvimo dalis, čia gal jau netiek susijusi su laiko planavimu, bet iš tikrųjų žmogus turėtų savęs paklausti, tai kasgi vyksta su manimi, kad aš nenoriu dirbti to darbo, daryti tų darbų. Aišku, yra visai, kad darbė ir nemalonių veiklų, toks baras, kurį mes turime daryti ir rekomenduojama kaip tik daryti patį pirmą. Padarėjai ir viskas, ramiai galva, o ne atidėlioti ir tada jisai užsitęsia, tada lik planuota veikla tampa gaisru ir panašiai. Taigi, bet klausimas yra ir apie patį save, tai kas šiagi vyksta su manim, kad aš nenoriu. Justinai, ir mano paskutinis klausimas, o kiek laiko siūlytumėt žmonėm, įsivesti kažkokią tvarką ir pagal ją dirbti ir gyventi tam, kad jį tarptų įprastų dalykų? Geriausia yra kiekvienos darbo dienos jau į pabaigą susiplanuoti kitos dienos darbus ir tai daryti kasdieną. Dėkui Jums labai ir linkiu gražios dienos, kad nedingtų laikas. Dėkui ir Jums.